Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip galima perinstaliuoti Windows operacinę sistemą, neprarandant duomenų. Praeitoje įrašo dalyje parodžiau, kaip susikelti į atskirą laikmeną. Mano atveju aš persikėliau į D diską visus reikiamus duomenis, kuriuos noriu išsaugoti. Dabar esu įdėjęs instaliacinį Windows diską ir perkrausiu kompiuterį, užkrausiu iš jo. Aš pasirinku, kad startuosiu iš CD disko, šiuo atveju C, ir Enter startuojam. Įdiegimą atlieku VirtualBox programoje. Čia yra standartiniai nustatymai, pas man yra lietuviškas įdiegimo diskas, nieko nekeičiu, viską lietuviškai palieku. Toliau, tiesiog, man taisyti nereikia, aš diegsiu iš naujo viską švariai. Perskaitau su licencija, pažymiu, kad sutinku. Kadangi aš diegsiu iš naujo, tai man reikia pasirinkti šią parinktį, pasirinktinės išsamiau. Štai va ši vieta yra pati svarbiausia įdiegimo metu. Čia matau, kad yra kietasis diskas padalintas į 3 dalis. Viena dalis rezervuota sistemai, jos neliečiu. Antra dalis tai yra mano C diskas. Trečia dalis tai yra D diskas duomenis. Kadangi aš savo visus duomenis susikėliau į D diską, būtent šitą aš ir neliečiu, nieko netvarkau. Viską tvarkysiu tik tai čia dabar. Pažymiu šį diską, kuris yra C, pasirenku disko parinktis papildomą. Kadangi aš diegsiu viską pilnai iš naujo, tiesiog šitą C disko, šiuo atveju jis pažymėtas kaip NIS 2, jis tiesiog suformatuosiu, kad nieko neliktų jame. Tai yra perspėjimą, sutinku. Na štai, diskas suformatuotas, viskas yra tuščia. Pasižiūriu, kad jis būtų pažymėtas, štai taip ir yra, ir spaudžiu pirmin. Dar kartą pabrėžiu, kad šitą negalima liesti, negalima trinti ar formatuoti, nes būtent jame aš esu išsaugęs visus savo duomenis, kuriuos norėjau pasilikti. Prasideda įdiegimas. Štai pirmas etapas, kada reikia paleisti iš naujo kompiuterį. Startuoja iš naujo. Šį kartą nieko nespaudžiu, kad iš disko nestartuotų. Po persikrovimo tvarkomi nustatymai. Diegimas vyksta toliau. Na štai, dar kartą startuos kompiuteris. Startuoja po antro paleidimo iš naujo. Paskutiniai nustatymai prieš paleidžiant pilnai.
Vartotojo vardą reikia vesti. Na, siūlo Joną ir įvesim. Siūlo kompiuterio pavadinimą. Paliksim PC, bus trumpiau. Slaptažodį rekomenduojame įvesti. Na, šiuo atveju aš neįvedinėsiu. Jeigu įvedinėtumėte slaptažodį, reikėtų įvesti 2 kartus. Ir taip pat galime įvesti slaptažodžio priminimo užuominą. Na, jeigu pamirštumėte jį. Dabar galimėtų įvesti Windows kodą. Ir galima palikti pažymėtą, kad kai kompiuteris bus prijungtas prie interneto, kad jie būtų aktyvuojami. Kadangi aš šiandien tik tai įdiegiu demonstraciniais tikslais, kodą aš neįvedinėsiu, praleisiu šį žingsnį. Tai yra galima, kompiuteris veiks be aktyvacijos 30 dienų. Tiesiog aš taip ir paliksiu. Pasirinku, kad naudoti rekomenduojamus parametrus. Atnaujinimai būtų įdiegti. Laiko juosta jau automatiškai parengta. Nieko čia nekeičiu. Na, jeigu kompiuterį naudositės namuose, galima nustatyti kaip namų tinklą. Jeigu turite namuose daugiau nei vieną kompiuterį, bet aš tiesiog paliksiu viešai tinklą. Nebūtų viešinami mano duomenys. Štai beveik ir viskas. Windows operacinė sistema įdiegta. Belieka tik tai įdiegti atnaujinimus, tvarkyklės įdiegti ir turėtume veikiantį kompiuterį. Taip. Nustatysiu, kad darbalaukyje būtų rodomas piktogramas reikiamas. Štai čia keisti darbalaukyje piktogramas. Kompiuteris nustatys, kad vartotojo failą būtų rodoma. Na, užteks tiek. Gerai. Galima tai uždaryti. Na, pasižiūriu, kaip su tvarkyklėmis reikalai. Dešinę klavišą tvarkyti. Ir įrenginių tvarkytuvę pasirinku. Štai rodo, kad yra vienas neatpažintas pilnai įrenginys, reikėtų įdiegti tvarkyklės. Šiuo atveju aš dabar nerodysiu, kaip tai padaryti. Kadangi įdiegimo metu pasirinkau, jog nebūtų formatuojamas D diskas, pasižiūrėkime, ar tikrai liko man išsaugoti duomenis. Atsidarau kompiuterį. D diską. Taip. Visi duomenys išliko. Kaip matome jau, kadangi pasirinkome rekomenduojamus nustatymus, iš karto yra atsiunčiami ir diegiami atnaujinimai. Tai užims dar kurį laiką, kol pilnai sutvarkytas kompiuteris bus.